Sveiki, seniai nesimatėm, taigi šiandien noriu papasakot, kur aš buvau dingęs. Istoriją pradėkime tuo, kad vasaros viduryje intensyviai ruošiausi pusės Ironman varžybom Taline. Ir Talinas mano pagrindinis metų startas, kur kryptingai ruošiausi nuo sezono pradžios. Iki varžybų buvo likę 3 savaitės, tai toks laikotarpis, kai gana daug darbo daroma varžybinė pastanga ir tikrai laukia intensyviai treniruočių savaitę. Taigi pirmadienį lengvai prasidėjau su Ernestu, antradienį ryte prasiplaukiau baseine, na, o vakare laukia Butrimavičiaus treniruotė. Pas Butrimavičių padarėm gan intensyvių brikų, tokių trumpų, bet aštrių. Tai labai pakėlė nuotaiką, užbūstino. Ir trečiadienį turėjau daryti intervalus varžybinę pastangą. Laukia 5 pakartojimai po maždaug 5 km. Viskas ėjosi puikiai. Ir pirmas 4 atkarpas nekilo problemų, bet tada... Trumpas reportažas iš ligoninės. Užvakar jau treniruotės metu nutrenkė mane mašiną. Tai ačiū Dievui, likau gyvas. Įvykio metu aš važiavau pagrindiniu keliu, o vairuotoja suko į kairę, bet anot jos saulė apspigino ir nematė manęs atvažiuojančio. Na ir įvyko susidūrimas. Tai man smūgio metu skilo kelios lakstelių ataugos, 2 dantys, paskui sužalojimai čia kaklo srity, taip pat skilė šonkulis ir smegenys įsiliejo lašelis kraujo. Panašu, kad viskas turėtų susitvarkyti ir sugysiu. Tas svarbiausia, tai tuo labiausiai ir džiaugiuosi. Taigi jau matot, ligoniniai iš karto pradėjau vlogint ir trumpai papasakojau, kas įvyko. Ir labai gerai, kad tą padariau, nes detaliau dabar aš iš esmės ir nebepapasakočiau. Įvykio neatsimenu, smūgio metu praradau atmintį. Ir kai nuvežė į ligoninę, jau mano pirmas toks prisiminimas atsiranda, kai siuva kaklą ir girdžiu gydytoją sako seselei, ne taip siuvi, duok man. Ir pats paima ir pabaigė ten tą kaklą siūti. Ačiū jam, viskas susiūta gerai, patenkintas. Ir toliau iš tos pačios operacinės kitas prisiminimas. Aš ten guliu ir gydytojai, ar seselė, nežinau, kažkas iš personalo man sako, ten tavo draugė už durų labai garsiai kaukši nerimauja. Ir aš mintyse, taigi taip, Rūta atvažiavo su dviračio batais ir ten už durų takšt, vaikšto ratais. Ta dieną minėm atskirai, nes aišku, mūsų greičiai stipriai skiriasi. Deja, turėjau tokią likimo dovaną pamatyti Vytautą kokią minutę po avarijos, kai vairuotoja dar tik skambino ir kvietė greitąją pagalbą. Net iš tikrųjų nenoriu aš atsiminti ir galvoti apie tą momentą, bet ilgai tas momentas liko mano galvoje ir tiesiog, kad ir kaip norėčiau jį ištrinti, deja, to padaryti negaliu. Vytautas ar laimingas, kad neatsimena pačio įvykio ar pačių momentų, nes tikrai norėčiau neatsiminti ir aš. Tas pats pirmas momentas, kai už tolo pamatai savo mylimą žmogų tiesiog gulinti vidury asfalto. Tiesiog niekam nelinkėčiau to pamatyti ir patirti. Na ir tai turbūt buvo iš tikrųjų baisiausia, ką esu patyrus. Per labai trumpą momentą, kai tu nežinai, kaip viskas baigsis, nes matai gulinti be sąmonės. Tiesiog neįsivaizduoju, kokia yra būklė ir
ta mintis trumpa, kuri šauna, pati baisiausia, tai tikrai yra nelinkėtina. Nenoriu iš tikrųjų lysti į detalės, kaip kas vyko, kol laukėme greitosios. Bet Vytautas nesuprato, kur jis yra, kas įvyko, net pažino manęs. Tiesiog jam nebuvo kaip ir aišku, jis atsipeikė, bet nieko nesuvokė ir aš nesuvokiau, kas yra, tik klausiau, kas skauda, tai tiesiog sakė, skauda viską, laukiam greitosios ir iš tikrųjų greitai visas tas įvykis įvyko, ką aš mačiau, belaukiant greitosios tiesiog stengiausi apžiūrėti įvykio vietą, apžiūrėti Vytautą, ar yra vietų, kur reikėtų staigios pagalbos, dar iki atvykstant greitai ir policijai. Tai vis dar nesuvokiu, kaip likimas suvedė, kad aš tiesiog po minutės ar 2 minučių galėčiau atsidurti to įvykio vietoj ir tiesiog būti visiškai viena iš tų pirmų žmonių. Apžiūrėjau, aišku, visus daiktus, kas vyksta, žiūriu, mėtosi Vytauto laikrodis, tai taip, sustabdžiau workoutą, tai negi paliksiu gulėti ir jau po to, kai turėjau Vytauto telefoną, tiesiog užhaitinau Stravos Activity. Iš tikrųjų, taip, gal dabar, ką atsimenu, tai buvo tos baisios kelios valandos, kai aš visiškai nežinojau, kas toliau, nes greitoji neleido kartu važiuoti, išvežė Vytautą su visiškai neaiškia situacija, neaiškia būklė ir ačiū draugams, kurie pasirūpino dviračiais, leido man viską palikti taip, kaip buvo ir tiesiog važiuoti paskui Vytautą į ligoninę, kai po kurio laiko laukimo sugrįžo gydytojas ir išsakė, kad nėra tikrai pačių baisiausių įvykių, ko aš jau tikrai per tas kelias valandas ir galėjau prisigalvoti, bet nuramino, kad išvengti yra tikrai visų blogiausių dalykų. Žinoma, pačio įvykio nebuvo išvengta. O Rūtai šioje istorijoje, tai nežinau, irgi atskiras didžiausia pagarba. Aš tai kartais pamastau, kad jinai patyrė tikriausiai žymiai daugiau negu aš ir labai dėkingas, kaip jinai mane prižiūrėjo, kaip rūpinasi, kaip visą šitą situaciją sukontroliavo. Nes man tai kas, aš atsikėliau savo ligoniniai ir iš esmės jaučiausi gan gerai. Ar aš ten vaistų buvau prigirdytas nuo skausmo ar ko, bet man nei didelių skausmų buvo, nei nieko. Aš rašau kolegom, man čia nutrenkė automobilis, bet nieko rimto nenutiko, tuoj grįšiu į darbą. Tai taip ir negrįžau greitų metų į darbą. Užtruko 2 mėnesius, 2 mėnesius nešiau įtvarą, buvau reabilitacija, gydžiausi. Apie tai papasakosiu šiek tiek vėliau. O dabar dar apie patį įvykį. Tai įvykio metu aš pripažintas nukentėjusiuoju, kalta automobilio vairuotoja, kuri mane nutrenkė, nes kaip ir pasakau ligoninėje, mes važiavome iš esmės priešą ir jinai ją pakino saulė, manęs nepamatė. Dviratis įvykio metu visiškai sugadintas, rėmas ne tik, kad geometrija deformuota, bet 2 vietose lūžęs karbonas, lūžę karboniniai ratai, taip pat dar įvykio metu, kai trenkiausi automobilį, tai skilo ir šalmas. Ačiū Dievui buvau su šalmu, nors kitaip net dabar neįsivaizduoju savęs važinėjančio. Tai jeigu dar kas netyčia važinėjat be šalmų, tai būtinai užsidėkit ir raginkit savo tėvus, dar kitus žmonės, kurie nepratę prie šalmų dėtis, nes šalmas iš esmės vienintelė apsauga, kurią turi dviratininkas važiuodamas eisme. Daugiau niekas jums nepadės, planytis rūbų sluoksnis tikrai neišgelbės. Savaitę pragulėjau ligoninėje ir man paskyrė reabilitaciją. Reabilitaciją atlikau Druskininkuose. Ten praleidau 3 savaitės. Ten irgi buvo įdomesnių momentų, kaip pavyzdžiui, sako, tai gali vaikščioti, tau vaikščioti galima, tik tai nekelk krūvų, ramiai ir panašiai. Gerai, aš tada išeinu į miškus pasivaikščioti.
pirmą dieną, taip nueinu kelius kilometrus, viskas labai gerai ir kontroliuot. Antrą dieną einu, irgi gerai. Trečią dieną jau mintyse sukasi sporto programa, gerai, aš čia šiandien ryte nueinu 3 km, vakare 4, paskui krūvį didinu. Ir aš čia galvoju, visai neiškrisiu iš formos ir net po reabilitacijos galėsiu tiesiai grįžti į sportą, savo varyti pilna jėga. Bet kai po pirmo sąlyginai ilgesnio išėjimo, kiek aš nuėjau ten gal 7 km, grįžau į valgyklą ir susmigau ant stalo, tai supratau, kad gal dar nėra kur skubėti. Paskui toj pačioj reabilitacijoje galvoju, nueisiu, paiminsiu stacionarų dviratį. Ten niekas nejuda, tai savęs tikrai nesusižalosiu. Tiesiog ramiai paminsiu ir tam, kad pajudėtų. Tai po to ramaus minimo, paskui gal 2 savaitės skaudėjo šonkulio vietoje, tai irgi galvoju, gal nėra kur skubėti. Tai taip iš esmės iki šios dienos ir niekur neskubu. Į sportą kaip ir grįžau. Dabar sportuoju kelis kartus per savaitę, bet tie sportai, aš daugiau vadinu juos mankštom, nededu didelių krūvų ir viską darau grinai savo malonumui. Nematau jokio reikalo niekur skubėti, nes po tokių traumų, kiek girdžiu iš žmonių, tai didžiausia klaida, ką jie padarė, tai tiesiog per daug ir per greitai davė krūvius. Po šio įvykio labai pasikeitė mano požiūris į sportą, gal ne tiek į patį sportą, o į pasiekiamus rezultatus. Sportas man tikrai yra labai svarbus ir aš nemanau, kad tai keisis. Tai yra mano gyvenimo būdas, mano gyvenimo dalis ir be sporto aš dabar savęs neįsivaizduoju. Bet rezultatas, kurį pasiekė, tai čia yra mėgėjų grinai ego patenkinimas. Ir tą esu girdėjęs ne vieną kartą, bet dabar taip viskas atsivėrė ir tą grinai supratau, kas iš tų rezultatų. Man gal atneštavo džiaugsmą treniruotės, važiavimas į varžybą, dalyvavimas varžybose, varžymasis, tai man tikrai niekur nedings, aš negaliu eiti į varžybas ir simuliuoti. Man kova atneša visą džiaugsmą, galbūt tas irgi pasikeis. Čia tas palaipsniui.